Nu tai ką, sveikutėliai. Atvariau čia į autokamerą Savanorių prospekte. Pasikeičiau. Jau viskas nuimta. Nauji diskai, nauji gudjerai bus. Naujos pagalbės to, viską. Važiuosim su inkilu kol kas. Čia va mano seni remiksai. O va tokį va gavau antrą padangą pragilintą atsarginę Danijai. Visai neblogai. Diskai tai parūgė gerokai tokie. Galiniai. Iš vidaus irgi tokie parūdėję, tai bus proga atsinaujint dabar. Šiaip jie mėsos tai dar turi kokius 8-9 mm. Gal kam reikia. Galiu parduoti nebrangiai. Nu ką, va, padangėlės jau vienoj pusėje yra. Gudjeriukai, viską. Nauji obadai. Redėsim. Nu va, pasikroviau prie kabėlę atgal mišekas, gal priekaba neišsižerks nuo 4 ratų. Nežinau, gal panaudosiu kažkur dar. Diskus tai panaudosiu ant žiemos, ant žieminių padangų sumontuosiu. Ir bus liuks, turbūt. Galim judėti. Nu ką, atvaręs buvau į Daniliškės dar padaryti inkilą. Kardaną. Tai buvo pastrigusios abi dvi kryžmės. Čia va sutvarkę. Ir ana irgi sutvarkę. Nu pažiūrėsim. Tikiuosi labai, kad dings vibracijas. Kad viskas bus gerai. Kaip tik va dabar be priekabos, tai išsimėginsim, kaip važiuos. Judam. Nu ką, brangieji, jau čia aš taip į vieną video kraunu iš kelių dienų, kad nebūtų čia nespamint jum. Jau viskas susiruošęs. Va, turiu maišelį. Nusidažiau šituos kalpokus. Negaliu atsižiūrėti padangas. Kaip gražiai atrodo. Su naujais obodais viską. Kažkaip tie priekiniai greit surūdėjo labai. Nu, ne taip greit, bet vis tiek greit. Reiks pavalyti gal. Su vadeška kokia. Nubėgusios rūdis nuo tų kalpokų gal. O, dar matas spigliukai yra dar ant protektoriaus, kur važiavau. Nenubuksavau dar. O. Taip atrodo 2500 eurų. Panašiai kaip kelionė į Turkiją. Visai šeimai. Tai va, persisuksim kalpokus. Ir lauksim rytojus. Rytoj jau naujas sezonėlis. Kraunas ir šauna į Švediją. Kaip aš atsukinėju ratą, tai pasiemi tą, kuri grindis priekabos įsistato. Labai geras vamzdis, čia porą metrų gerų. Ir atsuki, užsimovęs ant varatoko. Viskas liuks. Buvo, tai čia senas bliekas. Nu, anuos irgi senas, bet jos, nežinau, jos iš prastą metalą labai rūdyja. Čia gal jas iš karto dažyti, čia gal tipo gruntuotosios buvo, aš nežinau. Gal reikėjo dažyti, bet jos ir metalo labai plono. Tai šūts, žodžiu. Dėsiu normalias dabar, originalus. Tai jeigu naujas pirksi, tai nemėtikit pinigų, reikia originalą pirkti, kad storas būtų. Čia šūts visai. Nu va, nauji mano kalpokai. Iš toli visai gerai atrodo. Kai prisikiši, tai nieka gera, nes aš juos tik su bulgarke nudrožiau. Ir viskas. Ir nupučiau, nei gruntavau, nieką. Nuriebalinau. Ir viskas. Bet geriau negu anuos. Tai čia tikrai. Va, o šiaip tai naujas geriausiai pirkti ir viskas. Tikriausiai. Bet originalus. Nes čia su senom tai vargti. Šiaip daug darbo čia, kol nušveičiau tos gravelius visus sušveitimo disko ant bulgarkės. Ilgai užtruko. Nežinau, ar verta to darbą, bet kai bus taip. Tam kartui. Nu va, manau vaizdelis dvigubai pagerėjo prieš ir po. Manau, nesiginčysit. Aišku, ne idealiai čia. Kai taip pažiūri, dažytojai juoksis, aišku. Sakys, ai, geriau būtum normaliai padaręs. Bet čia už juos mokėt 100 eurų, kai jie vėl surūdys greitai. Ir ant jų laipiai keltose, aš, pavyzdžiui, kai būn mažai duris atsidaro,
tai ant jų lipi su kojom, tai ir nusibraižo, bet va, nauji diskai irgi, bet va, šitie patiokai nuo veržlių. Veržlės gal naują sudėti, aš nežinau. Kad čia neįtų tos rūdis tai baisiai. Nu, bet yra kaip yra. Pasivalyti gal reikia karsną kartą. Va. Galim bus važiuoti pasiruošęs. Saloną dar susitvarkyti. Susikėliau viską. Beje, tas pats korts kaip žieminių navarkių. Goodyear Kamaxas. Tai žieminių irgi Goodyear, tik protektorius uždėts Nokianą. Va. Gražiai atrodo, malonu žiūrėti į padangas man. Atsižiūrėti negaliu. Nu tai ką, brangieji, sėdžiu jau inkiliuke. Viską susitvarkiau daiktus, bordelį susitvarkiau. Jau pasidariau naują, va. Kaip matot, galim atsistot. Sakau, niekad nerodydavau, čia klausėt, ką čia viršui, pas mane viršui čia bardaks visą laiką. Kadangi dėžių nėra, va tų va viršui čia kur pasidėti. Tai viską čia vandenis visokie laikau, vandenis, čemodans, va. Aš daiktų iš čemodaną netraukiu niekad, čemodanį ir laikau. Va, ten dujinė mano, Redmond Pot, šiaip čia dar pasidėliuosiu viską. Va, lovą pasikrovau, meškerė čia ne mano, vairuotojas pamiršo, nu, paliko. Pasidėsiu į mašiną. Tai va, tiek varikaliukų čia, viską susitvarkiau. Pasiruošęs rytojų krautis. Tai va, tai tiek žinių kol kas. Visą sušilau. Viską. Karšta labai. Vilkiks prikaitęs. Tai kai atsistoji ten, kai tvarkais, tai viršui labai karšta būna visą laiką. Labai suprakaituoju, kai kuities. Ir aš šiaip visą laiką labai daug prakaituoju. Biškį pajudu ir prakaituoju. Labai aušinimo sistema pas mane gerai. Galiu ilgai dirbti tada. Neperkaitęs. Tai va, tai kas gera. Laukiam rytojus. Šiandien kaip ir viską pasiruošęs, iš ryto pasikraunu, ramiai į keltą. 9 vakaro keltas, tai man iš Klaipėdos tai labai easy peasy. Ramiai nuvažiuosiu, neskubėdams. Nu. Tai iki rytojaus. Rytoj prasideda sezonas. Iki.